NLPeriai turėtų būti labai dėkingi šitai moteriai. Tai yra Virginija Satir, šeimų terapeutė, viena iš tų 3 žymiųjų specialistų, kurių elgesio, mąstymo, darbo modelį aprašinėjo NLP kūrėjai. Kogi tokia yra žymi Virginija Satir, už ką mes NLPeriai turėtume ir esame jai dėkingi. Tai būtent jos dėka atsirado tokios sąvokos NLP kaip kongruentumas, tai yra jausmo, minčių ir veiksmo darna, tai kongruencija, jausmų, minčių ir veiksmų darna. Tai pozityvus ketinimas. Tai reiškia, iš jos pusės atėjo tas momentas, kad ką žmogus bedarytų, kaip jisai besielgtų, jis visada turi pozityvų ketinimą. Netgi prielaida tokia yra, už kiekvieno elgesio slypi visada pozityvus ketinimas. Ir dar viena idėja, kad jinai, būdama šeimų ir porų terapeutė, jinai išvedė, pastebėjo šeimose kylančių konfliktų situacijų, pagrindinis 5 scenarijus. Kokie 5 scenarijai vyrauja šeimose, porose, kaip žmonės sprendžia savo tos konfliktus tos šeimose. Beje, labai svarbu pastebėti tai, kad porų konsultantai, kokios krypties porų konsultantas jisai bebūtų, jeigu jisai to mokosi, jie vienaip arba kitaip prisiliečia prie Virginijos Satir kaip porų šeimų terapeutės metodologijos. Ar tai tiesiogiai to mokosi, ar tai šaltinis kažkoks yra šaltinis, nepagrindinis papildomas, bet tikrai žinau, kad tai yra viena iš pasaulinio lygio žvaigždžių, būtent kaip konsultuoti, kaip dirbti su poromis. Taigi, grįžtu. Kokia pagrindinė buvo idėja, apie ką buvo jos idėja, tos Virginijos Satir darbo, kad poroje, kai viskas gerai, tai viskas gerai. Bet kai kyla konfliktas, tai akivaizdu, kad kažkas to, kad tenais yra iš anksčiau, nes 2 žmonės, kurie susitiko, jie atėjo iš 2 skirtingų pasaulių, iš savo šeimų ir greičiausiai būtent savo šeimose išmoko tam tikro elgesio modelio, kurį persinešė į savo šeimą, į naują šeimą. Tai reiškia, kad kaltinti savo antrą pusę, kad jūsų nesupranta, negirdi, ten anaip, trečiaip ir ketvirtaip daro elgesį, iš principo nėra teisinga, nes tas žmogus, tas jūsų išrinktoji, jisai atsinešė šitą patirtį iš savo šeimos. Jisai matė kažkokį tai vaidmenį, matė kažkokias tai rolės ir kaip jos geriausiai pasiteisino. Ir jis jas perėmė tos vaidmenis. Tai anot Virginijos pagrindiniai 5 tokie reagavimo į konfliktinės situacijas, į stresinės situacijas modeliai, juos netrukus pristatysiu. Ir dar viena užuomina, kad kai NLP kūrėjai aprašinėjo Virginijos Satir tą požiūrį, tos visus elementus, iš to gimė taip vadinama 3 suvokimo pozicijų technika. Tai pasipildė su Pelzo darbais, su Friso Pelzo darbo metodais ir, žiūrėk, 2 aukšto lygio specialistų, mintis, kadangi kažkur sutapo, tai NLP mes turim 3 suvokimo pozicijas. 2 tokie autoriai netiesiogiai prie jų prisidėjo, patys to nežinodami. Taigi 5 Virginijos Satir kategorijos. Labai svarbus momentas. Tos kategorijos, tai elgesio momentai pasireiškia tik tai tada, kai žmogus patiria stresą komunikacijai. Tai reiškia, kad jam kažkas turi atsitikti. Ar nesusikalba, ar kažkas susipyko, ar kažkas ten neteisingai viens kitą supranta. Turi būti tarp žmonių, mažiausiai tarp 2 žmonių, turi būti kažkokia kibirkštis, kažkoks tai streso atvejis. Ir tada prasideda tas žaidimas. Beje, koks įdomus momentas, kad tose knygose, kur rašoma, kur pačios Virginijos Satir knygos yra, kur jinai rašo apie tai, kaip jinai dirbo su porom, jinai paprašydavo sustingti tų žmonių, kai sprendžia tą klausimą, kai dėsto savo požiūrį, kai išreiškia savo prašymą arba ketinimą, jinai paprašydavo sustingti, tarsi, kad tai būtų vaškinė figūra ir būtų galima pažiūrėti, kokia poza yra, tarsi būtų galima atpažinti kažkokią tai rolę. Iš to ir gimė tos 5 kategorijos ir visas po truputėlį pristatysiu. Į ką labai svarbu atkreipti dėmesį, Virginija Satir laikėsi tokios idėjos,
sako, kad jeigu tai yra du žmonės, kilo stresas kažkoks, tai kilo įtampa, tai labai svarbu atsižvelgti į tą vadinamą lauką, ne, arba kas yra aplinkui. Tai yra aš ir mano interesai, ir mano poreikiai, ir mano ketinimai, tu, tavo interesai, tavo poreikiai, tavo ketinimai ir mūsų supantis kontekstas. Tai reiškia, kas mes vienas kitam. Mes kolegos, mes šeimos nariai, mes pažįstami, nepažįstami žmonės. Gal mes prie derybų stalo sėdim. Iš čia labai svarbi idėja, kad aš taip įtariu, jog didžioji dauguma konfliktinių situacijų sprendimo mokymų naudoja, galbūt net nejausdami, bet naudoja būtent Virginijos Satir, šitos konfliktinių situacijų sprendimų tos algoritmus. Taigi, prie kiekvieno iš šitų 5 vaidmenų. Ir pirmas vaidmuo bus maldautojas. Tai reiškia, kad kilus įtampai, kilus kažkokiam tai nemaloniai kažkokiai situacijai, vienas iš vaidmenų, į kurį įkrenta arba kurį užima vienas iš dalyvių, yra maldautojo. Ir koks yra labai svarbus momentas su maldautoju, kad maldautojas jisai patraukia savo interesus į antrą pusę, į antrą planą, kad tarsi, kad tik tai nebūtų pykčio. Aš jau tiek tos, aš jau pakentėsiu, noriu nuraminti jūs, jūs irgi man pažadėkite, kad viskas bus gerai, padarysiu viską, ko jums reikia ir ko situacija prašo. Tai koks yra labai svarbus momentas, šitas žmogus arba toks elgesio modelis orientuotas į kito žmogaus interesų išpildymą, bet savo poreikį, savo intereso jisai neišpildo. Tai reiškia, jisai gyvena tokioj, bent jau tam kontekste, toj situacijoje jisai tikrai patiria kančią, save patraukia į šoną, neaišku, kada tai prasiverčia ir kokiam vaidmenį. Kitas vaidmuo, tai jeigu mes turim maldautoją, tai greičiausiai turim ir visiškai priešingą kaltintoją. Kaltintojo yra kitas matymas. Jis kaip tik žino, ko jis nori, jis gali tai įvardinti, garsiai pasakyti, tačiau jis tikrai neatkreips dėmesį į tai, ko reikia kitam žmogui. Jisai pastovės už save ir už taisyklės, už kontekstą. Taigi tokia situacija, taigi sekmadienis, šventa diena, niekas nedirba, ir aš noriu to ir to ir to. Ir toks stovėdamas ant dviejų šitų kojų, laikydamasis savo intereso ir pasiremdamas to kontekstu, tos aplinkos sąlygomis, aplinkybėmis, jisai tikrai ras būdą, kaip apkaltinti kitą žmogų, oponentą, pašnekovą, kad jis elgėsi neteisingai. Kaltintojo idėja yra apkaltinti. Aš teisus, tu neteisus. Santykis iš karto toks visiškai vertikalus. Kitas, trečias vaidmuo, vėlgi kyla įtampa ir mes taip vadinam, kad racionalusis, superracionalusis, protingasis, žodžiu, tokių pavadinimų labai daug jam yra. Pagrindinė jo idėja yra ta, kad žmogus pradeda vadovautis tik tai tom taisyklėm, tom idėjom, kurios galioja kontekstui. Jis pradeda vertinti, tarsi pas jį įsijungia kažkoks taisyklių rinkinys. Ir jis pradeda kalbėti, tai sekmadienis niekas nedirba, sekmadienį dirbti negalima, sekmadienis yra skirtas tam, 3, 4, jis nekalba apie save, neišgirsi žodžio aš, šitas vaidmuo, jis nekalba apie kitą žmogų, apie tave, jis kalba apie tai, kad kažkokius tai dogmas galioja, kažkokios taisyklės galioja. Ir tai, ką kūno kalbos, kai kurie kūno kalbos žinovai sako, kad toks čia yra užsidarimas ir panašiai, tai šito vaidmens rankų surakinimas būtų būtent toksai, ir pozicija būtų būtent tokia. Jis susuks stuburą, sukryžiuos rankas, sukryžiuos kojas, tipo aš nepajudinamas esu ir čia ne apie mane, o iš tikrųjų tai yra tokia tvarka ir taip turi būti. Toks gynybinis procesas, toks konfliktų sprendimo būdas. Ketvirtas vaidmuo, priešingas superracionaliam, tai yra blaškantysis arba blaškytojas arba įsiblaškęs. Ir čia yra idėja, kad nei mano interesai, nei tavo interesai, nei kontekstas, tiek daug įtampos kyla, taip sunku žmogui atlaikyti, išbūti toje situacijoje, kad jisai pradėjo juokauti. Arba, kaip mes sakom, neadekvatusis.
jis pradeda elgtis neadekvačiai aplinkybėm, neadekvačiai sąlygom, kurios vyksta, neadekvačiai santykiai, kuris yra. Jis gali pradėti juokauti, dainuoti, nukreipti temą, žodžiu, bet koks elgesio modelis, kas tik tai padėtų jam dėmesį jo perkelti iš čia ir dabar į kažkur. Arba yra didžiulis pliusas, šitas vaidmuo jisai moka taip sudėlioti aplinką, pavadinkim taip, kad truputėlį nuimti įtampą, bet klausimas tai liko neįspręstas. Ne? Galbūt jisai tą juoką tokį pasakė, pajokavo ir visi smagiai pasijuokė, bet klausimas tai liko neįspręstas. Ne? Tai ką daryti dabar su tuo? Tai šitas vaidmuo jisai išeina iš sprendimo paieškos. Ne? Nei aš, nei tu, nei tau, nei man, nei atsižvelgiant į kontekstą, nei atsižvelgiant į situaciją. Tai yra tas lygintojas, ne? Arba sulygintojas. Taikusis, dar kiti verčia taip vadina šitą vaidmenį, tai reiškia, kad jisai yra toks lankstus ir toks viduj ramus, kad gali taip nuraminti, išklausyti, išgirsti, taip įsižeminęs šitas vaidmuo yra, ne? Ir išklausęs abi pusės, atsižvelgdamas į aplinkybės, gali pateikti pasiūlymą. Šitas vaidmuo, tas taikiojo arba tokio lygintojo vaidmuo, jis labai primena derybinę strategiją win-win, kur ko nori tu, ko noriu aš. Ne? Va toks mūsų sutarimas. Ir būtent šitas elgesio modelis konfliktų metu, jisai veda į sprendimą, į mano poreikių, mano interesų išsakymą ir patenkinimą, į tavo poreikių ir interesų išsakymą, patenkinimą, ir tai dar adekvatu tai aplinkai, tam kontekstui, kur mes esame. Kontekstas, primenu, tai gali būti, pavyzdžiui, kokie mes esame, koks mūsų santykiai. Gal mes matomės pirmą kartą, gal mes kolegos, gal mes šeimos nariai, gal mes dirbom ties kažkokiu tai projektu. Tai irgi, ar tas mūsų konfliktas nepakenks projekto eigai. Ne? Irgi tokia idėja, tai irgi yra svarbus. Kaip tai, kas vyksta tarp mūsų, veikia tą mūsų aplinką, tą mūsų lauką. Būtų dar labai įdomu, kad kiekvienas žmogus, kai pajaučia, kad įsivelia į kažkokią tai konfliktinę situaciją, pastebėtų, kokia reakcija pas jį yra dažniausia. Ar jisai pasitraukia, užima tą maldautojo vaidmenį, gerai, sakykit, kaip norit, su visko sutinku, reiškia savo interesus patraukia. Ar jisai atvirkščiai, lipa per galvas ir sako, bus taip, kaip aš pasakiau, ne? O gal jisai atsisėda tokį sabotuotoją, super tas protinguolis, tas protingasis, neracionalusis, truputėlį sabotuotojas, ir tai sėdi ir sako, jo, tai žiūrėkit, yra taip, taip ir taip, ką darysit? Ne, tipo manęs čia nėra. Ne? Ar jisai viską taip pradeda nuleisti juokais, ne, kaip bajeristas toksai, ne, kaip džokeris, toks juokautojas, neaišku, ką daro. Tai vat, įdomu, kokiam vaidmenį yra dažniau žmogus, ne, kokį jis tą vaidmenį užima. Ir kad po truputėlį mokytųsi tapti, tiksliau perimtų, išmoktų to tokio lygintojo, to tokio taikiojo personažo rolę. Tai kaip to galima išmokti, kur to galima išmokti, nuo ko reikėtų pradėti. Tai idealus variantas yra Virginijos Satir knygos, aišku, arba NLP praktiko kurse, nes mes čia kalbam apie psichologinį lankstumą, apie psichikos lankstumą, sugebėti nukalibruoti save, nukalibruoti kitą, sugebėti pasirinkti vienokį arba kitokį elgesio modelį, kad rasti kuo geresnį sprendimą. Toks susitelkimas į sprendimus, jis visada lydi.